Kiek reikia perskaityti knygų, kad pradėti pasitikėti savimi? Tema, kurią daug kas supranta neteisingai, nes pasitikinčių savimi kiekis taip stipriai nedidėja kaip tokių knygų pardavimai. Kodėl? Noriu labiau pasitikėti savo jėgomis, savo darbu, santykiais ar tiesiog jausti saugiau gyvenime. Ar yra bent vienas žmogus, kuris nenorėtų, tačiau yra galvojančių, kad užtenka perskaityti daug knygų? Tai yra pavojinga klaida. Pasitikėjimas kyla ne iš žinių kiekio, o iš įgūdžių. Bet dauguma daro dar pavojingesnį klaidą. Galime įgauti begalį informacijos, tačiau jei ji nėra taikoma, niekas mūsų gyvenime nesikeičia, o dažniausiai nutinka atvirkščiai. Pasitikėjimas dar labiau krenta, nes tarp turimų žinių ir realių įgūdžių susiformuoja bedugnė, kuris stabdo įgūdžių formavimą. O tai mažina pasitikėjimą, tai formuoja emocinės supynės, apie kurias kalbėjau. Įgūdžiai įgyjami per praktiką, pasitikėjimas atsiranda iš patirties. Praktikuojant veiksmingai taikant teoriją, formuojasi nauji įgūdžiai.